Čia lašas. Lašas. Jau tas pats. Po Jūs ką, juokaujat? lašo. Eik tu. Lašas po lašo. Klausau. Labą dieną. Labą dieną. Namų ūkio vadyba patrukdė. Turite laiko, norim sutrukdyti. Turime. Gavome nusiskundimą iš jūsų namo gyventojų, jog šiukšlių konteineriai yra per toli nuo jūsų namo. Nežinau, aš kažkaip tai... Nu, čia pas mus prie perėjos pastovi. Nežinojau nieko. Man tai gerai yra. Kiti gyventojai sako, kad per toli. Tai kur verčiau čia bevelį pastatyti? Tai jų visai nebebus. O kiekvienas butas turės po savo atskirą šiukšliadėžę. O Jėzu, kaip suprasti, tai kur mes... Rugpjūčio 20 dieną mūsų tarnyba montuos šiukšlių kibirus ant butų durų. Prašom, būkit namuose. Nu ir kas čia taip sumastė? Jūsų namo gyventojai nebenori konteinerių. Tai suteiksim galimybę turėti po savo atskirą šiukšlių dėžę. Gyvenimas jų gerėja. Nieko, nu gerai, nu jeigu visi, tai visi, nu čia ką čia. Šiukšliadėžės yra dviejų tipų. Vienos skystiems produktams, kitos kietiems. Kurią pasirinksit? Čia pačių durų, buto durų bus padaryta. Taip, beveik per visą durų plotą. Tik paliekame vietos durų akutę ir rankenai. Nu nežinau, aš nieko nežinau, nei kaimynai, nieks nieko nešnekėjo, nu kas čia, nu kada? Nuo rugpjūčio 20. O jeigu aš nenoriu? Konteinerių nebebus, neturėsit kur šiukšlių mesti. Ir kada čia kas čia priėmė tokius dalykus, nesuprantu, aš pirmą kartą girdžiu, nei kaimynai, nieks nieko nešnekėjo. Tai niekam šnekėti nereikia, 2 varžtais prisuksim ir viskas. Jūs nepergyvenkite, viskas nemokamai. Nu tai aš suprantu, bet tai čia higienos sumetimais. Tai dabar apie juos ir pakalbėkim. Kokį kilimėlį prie durų naudojat? Kilimėlis, toks paprastas. Tai tuomet reikia jį pakeisti ir patiesti škudrą, nes kai šiukšlės mesite į kibirą, gali lašėti, kad neterštumėte laiptinės, o paskui karts nuo karto jį skalausit. Beje, o kokia durų spalva? Nu tokia, pošviesė tokia, šviesiai, nu nežinau, tokia kaip kava su pienu panašiai, tokia kažkokia tai. Tai turbūt labiausiai tik smėlina šiukšliadėžė. Nu bet man tai nepatinka tas dalykas, aš nesuprantu iš kur čia yra tas. Aš pirmą kartą girdžiu. Ir kas čia per vaizdas bus, aš nesuprantu. Šiaip tai visai nieko, įdomiai atrodo. Paskui priprasit ir prie kvapo, ir prie vaizdo. Nu, bet tai kokia smarvė bus laiptiniai gatvėje neina praeiti, dabar kiekvienas butas laikys šiukšlis. Laiptiniai langus atsidarysit, dezodoro duosim. Nežinau, aš nežinau. Gerai, nebesinervinkit, čia lalūna. Jo, ačiū labai. Ir lašas po lašo. Nu, tai ką, ir iškentėjau tą lašą, nelabai. Tikrai šiukšliadėžių prie buto durų nemontuosim. Šiaip tai nelabai juokinga. Nu, ačiū, labai nuotaiką pakėlėte. Geros jums nuotaikos. Ačiū.